Labą rytą. Šiandieną jau turime 10 rytą Nepale ir mes keliaujame Langtang treką. Tai jau beveik pasiekėm slėnio viršų, šiandien paskutinė diena, sukylam, einam į aklimatizaciją į kalniuką, kiek spėsim sukilti. O kadangi orai pasikeitė, tai nusprendėme 5000 viršūnę kilti rytoj. Nes poryt keičias vėjas, lietus, sniegas, tai kaip sakant, nenorim čia įsteigti ilgai. Tai pusryčiaujam, prausiamės, mankštinamės ir judam į kalniuką. Langą matosi, kaip kyla saulytė. Svetainėje nėra šilta, židinukas nepakurtas. Naktį arti nulio. Ir ten jau snieguotos viršūnės, kur mes ir keliausime. Šiandien baisinis vėjas, reikia biškį rimčiau apsirengti. Morning. Čia yra virtuvė, taiso pusryčius. Čia šilumos irgi dar nerasta, bet žmonės čia pripratę prie tokių. Matosi šventyklą, kurią remontuoja, stato, ir už lango baisinis vėjas. Vėliavas rodo, kad baisinis vėjas. Thank you. Chili sauce. Chili sauce. Green. Atėjo mūsų pusrytukai. Welcome. Jau labai įprastas vaizdas, kiaušinienė su duona. Valgom Žalias. ir keliaujam į viršų. Chili. Neina, užšalo. Uždžiuvo. Ir kita jau kažkokia. It's okay. Thank you. Thank you. Bread with the double omelette. Oh, thank you. Cheers. Darysim, kuri geriausia kiaušinienė iš tų visų. Omletas kaip omletas, daug duonos. Tu gauni visus vitaminus iš kiaušinio. Nieko netrūksta. Kad gyvybė atsirastų, kiaušinis turi viską. Užkrauti organizmą ir daryti kalną. Šiandien kažkaip buvom atsipalaidavę ir jau pamiegojom, bet čia visi dar miega. Ir pažiūrėjau į orus, kad reikia skubėti. Ir greitai valgom, pakuojamės ir šaunam į viršų, susirandam viešbutį, visi kuriam ir nusimetę daiktus lipam į kalną, kiek pavyks. Saulutė jau kyla ir mums laikas į kelią. Morning. Labas rytas, arkliuk. Dar miestelis Langtango nesivėjo. Bet čia jau kartojas čia tas. Čia šitie ženklai. Om, Mani, Padmi, Ham. Kempingiukas ir kažkokie žolelės milkalai užkvarsti.
Namaste. Very good. Namaste. 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 Nu, geras vaizdas turėtų atsiverti. Jau tolumoj matosi ten slėny mūsų miestelis. Ir šiandien mes norim sulipti šitą 4-3 į šitą rudį. O paskui čia. O paskui norim į šitą sulipti rytoj. Mūsų didysis tikslas. Namaste. Hello. Okay. Thank you. Namaste. Iar în aucilaci. Nu ką, nauja vieta, naujas kambarys. Mums pasisekė, turim tualetą, turim dušą. Aišku, jis bus tik šiltas, ne karštas. Turim 2 lovytės. Ir užlipus į viršų atsiveria va toks vaizdas. Kalnai, aplinkui ganosi jakai. Na ir ką? Ir mes čia daug kovojom, perėjom bent 3 vietas. Visi vėl meluoja, kad yra internetas, prašom parodyti, neina prisijungti. Tai po pirmą atėjom, pamatėm, kad čia yra internetas, atėjom pas juos, sudėrėjom kainą ir prisijungėm internetas yra. Tai galėsim siųsti duomenys, bendrauti su šeimom, apsistosim čia 2 naktis. Tai dabar greituoju būdu susiruošėm, pakeliu į kavinę, atsigeriam kavos ir šaunam į kalną. Pasirodo, jie renka jakų šudelius, džiovina ir tada ugnis būna, šildasi.
taip atsitiko. Filmavau su kamera, su telefonu žmonės ir palikau GoPro. Palikau GoPro tiesiog ant žemės. Grįžau porą 100 metrų žemyn ir pavyko surasti. Tiesiu savo žygį į viršų. Pasiekiau kalno viršų. 4 km 300, nors čia ženklas yra 4-4. Aplinkui ledynai, sniegynai, saulutė šviečia, šilta, gera, jausmas geras. Nuostabus vaizdas nuo 4 km 300 metrų aukščio. Šiandieną mes darom aklimatizaciją. Ir dar šituo takeliu reikėtų bėgti, užbėgti iki šitos viršūnės. Gediminas jau išėjo, eisiu ir aš tuoj. Prisijaukinai varnas jau. Jau tu sustingai gal prie to ledyno? Ne? Nu tu bėgikas, subėgai. Šaunu. Rytoj ten eisim. Į kurį? Į tą. Aha, į tą tai į tą. Į šitą, šitą. Šaunuolis tu, ačiū. Tu šaunuolis, tu pirmas užbėgai. Kalnai šaukia. Labai faini. Palauk. Jie alkanys. Jo, pasišė, jie pastoja čia skraida. Nu ką, mėly žiūrovai, šiandieninė mūsų aklimatizacija skelbiama pavykusią. Be jokių priedų, be jokių vaistų. Subėgom ir labai gerų tempų. Turbūt dėl to, kad balastą nusimetėm. Tai va, sulipom į kalną, aklimatizacija yra. Tai rytoj bandysim paimti 5000 metrų. Tai parodysiu va, šičia. 5000 yra per vidurį, 5000 metrų be 50 metrų. Ten toliau yra 7000. Tai rytoj iš ryto anksti keliamės, dar tamsoj ir pradedam savo žygį. O dabar tapu žemyn dar laukia kelias.
O biški leidžiamės. Ir jau nusileidome iki Jakų. Jeigu Klaipėdai, tai būtų Jakų žiedas. Bet čia yra gyvūnai Jakai. Ir jie mums gaismingai pastojo kelią. Nu ir varom pro Jakus. Varom namučių pro Jakus. Ir kaip jūs Jakai reaguosite į mūsų pasivaikščiojimą? Nu jau po kalnų nusidušinom, dar laukia šviesu, bet rūkas užtraukė, tai lauką neinam. Tai žinoma, užsisakėm arbatos ir laukiam spagečių, valgysim spagečių su sūriu, esam alkani, kaip nežinau kas. Čia aplinka tokia biškelį vyriška, vyrai čia valdo, tai tokia biški trūksta tvarkos. Bet iš bėdos. Kadangi prioritetas mūsų buvo internetas, nes Gediminas va sėdi internete, kažką naršo, labai svarbu, buvo gauti internetą, tai turim, ką turim. Aišku, smagu, kai galima susisiekti su šeimynom, kai galima pasakyti, nusiųs žinutę, kad esam sveiki gyvi, nesam dar visai nupušę. Oi, kokį mažą avinuką neša. Atkeliauja mūsų vakarienė. Thank you. Chili, green chili. Makaronai, daržovės, visko čia įdėta. Dabar jau vakarieniausiam, stalas juda. Svarbu mes nejudam. Visi dėti prie skoniukų, pasiragautim. Nu kažkaip maisto mes taip netausojam, kiek norim, tiek valgom. Aišku, labai patogumas, kad čia atneša, paduoda, pačiam nereik taisytis. Nu į dieną kažkaip su nakvynė, nu išeina. Maistas, tais kartus valgant, 30-35 eurai, tai priklausomai nuo aukščio, kuriuose, tai visai normaliai. Svorio nemetam, ką? Nemetam svorio, nemetam. Tai ką, ragaujam, palauk, tradicinis. Skambėjo kaip plasmasinė dėžė. Lėkštė. Čia makaronai įdomus tokie. Naminiai gal. Įdomus, aštrumo sūrio. Daržovė yra daug, o tas tai gėris. Daržovės gėris. Tik šiaip biškai bijom neapdoroto maisto, kad nebūtų juokingai paskui kitą dieną. Tai čia jau daržovių daug. Žiūrėsim, kaip rytoj bus. Tai ką, mėly žiūrovai, ačiū, kad esate kartu. Ačiū, kad kartu su mumis keliaujate po Nepalą. Mes stengiamės parodyti viską iš visų pusių. Ir mes dabar valgysim, o su jumis jau atsisveikinam. Tai kad iki kito susitikimo ir nepamirškite paspausti laiko. Iki.